Deividas Hokinsas. Paleidimas. Atsidavimo ir susitaikymo kelias. Pirmas skyrius. Įžanga. Kartą, kai buvau paniręs į apmąstymus, paklausiau savęs, kas šiame pasaulyje mums yra negerai? Kodėl laimės būsena tokia trumpalaikė? Kur ieškoti atsakymų? Kaip išspręsti didžiausią žmonijos dilemą? Gal aš išsikrausčiau iš proto, o gal išprotėjo visas pasaulis? Kad ir kokias bandytume spręsti problemas, sprendimai būna tik laikini ir dažniausiai sukelia naujų problemų. Kodėl mūsų protas panašus į voverę, kuris sukasi rate ir negali sustoti? Kodėl mes visi tokie sutrikę? Ar Dievas supranta, ką jis daro? O gal Dievas mirė, kaip kad sakė vienas filosofas? Ar kas nors žino paslaptį, kaip pakeisti gyvenimą? Žmonės sutrikę. Tiesa, yra tokių, kurie sako, kad viskas gerai ir kad jie nemato priežasčių nerimauti. Gyvenimas visiškai paprastas, tikina jie. Bet iš tikrųjų jie gyvenimo nemato. Jie tokie išsigandę, kad į gyvenimą net bijo pakelti akis, todėl skendi iliuzijoje. Sutrikę vadinamieji ekspertai, gydytojai, psichologai, psichiatrai, psichoanalitikai. Tačiau jų sutrikimas subtilesnis. Jį maskuoja sudėtingas profesinis žargonas ir painios mentalinės konstrukcijos. Šie ekspertai turi griežtą įsitikinimų sistemą ir bando juos rėmus įtraukti mus visus. Kai priimama jų požiūrį, kurį laiką pasaulis mums atrodo aiškesnis, tačiau greitai viskas grįžta į senas vėžes. Šiais laikais mes jau negalime pasikliauti oficialios medicinos instrukcijomis. Jos mums nepadės išspręsti didžiausių problemų. Institucijose pernelyg daug biurokratijos, jos pernelyg smulkmeniškai prižiūrimos. Gydytojai daugiausia laiko praleidžia ne su ligoniais, bet pildydami visokius dokumentus ir rašydami ataskaitas. Ligoninių koridoriuose ir palatose gydytoją sutikti sunku. Jie sėdi savo kabinetuose užsivertę popieriais. Medicinos institucijos dabar yra dehumanizuotos. Tikriausiai paprieštarausite man, bet juk turi būti tikrų ekspertų, kurie žino visus atsakymus ir į kuriuos mes, esant reikalui, galime kreiptis. Pažiūrėkime, kas būna, kai mūsų užklumpa kokia nors sveikatos problema. Žinoma, pagal problemos pobūdį vieni einame pas gydytoją, psichologą, psichoanalitiką. Kiti kreipiasi į astrologus, chiropraktikus ar akupunktūrininkus, užsirašo į įvairius holistinės medicinos seminarus, stengiasi harmonizuoti čakras, mokosi kvėpuoti pagal jogų metodiką, gydosi kristalais. Žmonės medituoja, vizualizuoja, kartoja mantras, geria specialias arbatas, bando panirti į religinę ekstazę, vartoja psichotropinius augalus, vandeniu valosi žarnyną, eina pas aiškiaregius ir ekstrasensus, laikosi dietų, daro aerobikos pratimus, puošiasi gydomaisiais brangakmeniais ir gydosi kristalais. Kas dar yra mūsų medicininių priemonių arsenale? Geštalto terapija, homeopatija, naturopatija, reiki, kineziologija, įvairūs masažai, hormonų injekcijos, kamieninės ląstelės, druskų terapija, makrobiotika, pirtys, kurortinis gydymas, vaikščiojimas basomis kojomis po žolę, gydomasis badavimas, vaistažolės, augalų žiedų esencijos, maudynės šaltame vandenyje, tradicinė liaudies medicina, joga, magija, užkeikimai, spalvų terapija, gyvačių nuodai, įvairios monodietos, taro kortos, astrologija, būrimas. Ar tai jau viskas? Žinoma, ne. Dar mes giedame ritualinės genčių giesmes, bandome išgauti pirminį klyksmą, kartojame pozityvius teiginius, einame pas transakcinės psichologijos specialistą, darome gydomosios gimnastikos pratimus, geriame amino rūgščių papildus, ieškome stebuklingos tabletės. Ar tai jau viskas? Toli gražu ne. Skaitome specializuotą literatūrą, studijuojame Nostradamą ir laukiame baisiausių nelaimių.
prisijungiame prie naujojo amžiaus judėjimo, keliaujame į Tibetą ir ieškome dvasinio mokytojo, apsilankome Lurde ir kitose stebuklingų išgijimų vietose, maudomės karštuose šaltiniuose, semiamės piramidžių energijos, rūpinamės ekologinėmis problemomis, įstojame į kokią nors sektą, užsirašome į meditacijų grupę, valome aurą, intensyviai lankome saviugdos seminarus ir užsibrėžėme šventą tikslą išgelbėti planetą. Ir taip toliau ir visa kita. Esate tai išbandę? Taip gydytis bandė jūsų draugai? Jūs keitėte įvairius metodus ir kiekvieną kartą tikėjotės, kad pagaliau radote tą, kuris iš tikrųjų bus veiksmingas, taip? Ak, žmonės, jūs tikrai nuostabios būtybės. Jūs tragiški, komiški ir vis dėlto tokie drąsūs, nes nesiliaujate bandę judėti į priekį. Kokia jėga mus visus verčia ieškoti vis naujų atsakymų? Kančia? Taip, kančia. Kas dar? Viltis? Ir viltis, bet yra šis tas daugiau. Kokios yra aklosios zonos, kurių mes nematome? Kodėl nerandame atsakymų? Galimas daiktas, mes nesuprantame, kokia iš tikrųjų yra problema, todėl ir negalime rasti atsakymų. Galimas daiktas, atsakymai tokie paprasti, kad mes jų net nepamatome. Galimas daiktas, atsakymai slypi ne išorėje, o mūsų žvilgsniai paprastai būna nukreipti būtent ten. Galimas daiktas, mes turime pernelyg daug tikėjimo, sistemų ir jos trukdo mums pamatyti visai paprastą tiesą. Per visą žmonijos istoriją vos vienas kitas nušvitęs mokytojas rado galutinį atsakymą, kaip išvaduoti žmones iš visų vargų. Kaip jie priėjo prie tokios išvados? Kokia jų paslaptis? Kodėl dauguma žmonių šių mokytojų nesuprato? Gal tai tiesiog neįmanoma? Gal paprastų žmonių pastangos suprasti mokytojus yra beviltiškos? Dvasiniu keliu pasuka daugybė žmonių, bet didžiąją tiesą randa tik mažas išrinktųjų būrelis. Kodėl taip yra? Mes uoliai atliekame ritualus, laikomės dogmų ir dvasinės disciplinos, tačiau vis klumpame ir klumpame. O jei kartais mums pasiseka pasiekti kokį nors dvasinį tikslą, į sceną įžengia mūsų mažasis aš, ego. Ir tada pakylame į puikybę. Mums atrodo, kad visi reikalingi atsakymai jau rasti. O Dieve, saugok mus nuo tų, kurie viską žino. Saugok mus nuo teisuolių. Saugok mus nuo geradarių. Mūsų išsigelbėjimas yra sumaištis ir sutrikimas. Mat, kai esame sutrikę, dar turime vilties, kad padėtis pasikeis. Tad būkite sutrikę. Galų gale sumišimas taps jūsų geriausiu draugu. Bus geriausia jūsų apsauga nuo visų protingų atsakymų. Kai būsite suglumę, jūsų proto neišprievartaus jokios jums primestos idėjos. Kol jaučiate sutrikę, visi esate vis dar gyvi. Jei jūs sutrikę, ši knyga skirta kaip tik jums. Ką joje rasite? Knyga kalba apie paprastą metodą, kaip pasiekti visiško aiškumo būseną ir įveikti gyvenimo kelio problemas. Jūs tiesiog išmoksite šalinti jų priežastis. Ir tada jums taps įmanomos būsenos, kurias pasiekdavo didieji senovės išminčiai. Visi sprendimai slypi mūsų viduje ir juos lengva rasti. Jausmų paleidimo mechanizmas paprastas ir jį nesunku įvaldyti. Jis nesusijęs su jokiomis dogmomis, su tikėjimo sistemomis ar religija, su jokiais dvasiniais mokymais ar filosofijomis. Metodo veiksmingumu įsitikinsite patys, taigi jūsų negalima kaip nors apgauti. Jo esmę puikiai atspindi senovės Graikijoje užgimęs posakis "pažink save" ar Biblijos žodžiai "ir tiesa padarys jūs laisvus". Metodas tinka visiems, ir religingiems žmonėms, ir ateistams, ir dvasiniams ieškotojams, ir visiškiems pragmatikams. Nesvarbu žmogaus amžius, nesvarbu išsilavinimas ar kultūrinė aplinka, metodas veikia visada ir visais atvejais. Metodo poveikį pajusite labai greitai. Pamatysite, kad tai nėra koks nors proto programavimas. Jūsų būsena ims keistis iš tikrųjų. Tapsite sveikesni, jums pradės sektis ir tam reikės vis mažiau pastangų. Pajausite, kad galite iš tikrųjų mylėti. Pasikeis viskas.
Į pokyčius atkreips dėmesį ir jūsų draugai. Tai nebus koks nors trumpalaikis pasitenkinimas, o pastovi būsena. Galiausiai atrasite savo vidinį mokytoją ir savojo tikrąjį aš. Pasąmoningai mes žinome, kad tikrasis aš egzistuoja, bet tik jį pažinę suvokiame, kokią žinią mums norėjo perduoti senovės išminčiai, kai kalbėjo, kad tiesą pripažinsime nukreipę žvilgsnį į vidų. Rašydamas šią knygą, aš be paliovos galvoju apie jūs, mano brangus skaitytojai. Ją lengva skaityti ir tą darydami, aš tikiuosi, jūs pajausite džiaugsmą. Knygoje nėra nieko, ką reikėtų išmokti ar iškalti mintinai. Skaitydami tapsite šviesesni. Pokyčiai prasidės tarsi savaime, jums nereikės įdėti jokių pastangų. Tik priimkite jums siunčiamą žinią ir jūsų laukia laimingos gyvenimo staigmenos. Jeigu kol kas mano žodžius vertinate skeptiškai, tai normalu. Tikriausiai išbandėte ne vieną saviugdos metodą ir nesulaukėte jokio rezultato, tad jūsų skepticizmas visiškai suprantamas. Netgi gerai, jei nepasiduosite pernelyg dideliam entuziazmui, nes jis trukdo ramiai stebėti savo būsenas. Ar egzistuoja visatoje toks dalykas, kurį gauname tiesiog šiaip? Taip, toks dalykas tikrai yra. Tai jūsų laisvė. Laisvė, kurią jūs tiesiog pamiršote ir nežinote, kaip vėl patirti. Šioje knygoje aš nesiūlau jums nieko, ko jūs neturėtumėte ar kas būtų jūsų išorėje. Visa tai yra jūsų esybės dalis. Jums tereikia ją pažadinti. Noriu, kad jūs prisiliestumėte prie savo vidinės esybės, ją pajaustumėte ir patirtumėte. Taip gausite daug informacijos, kuri bus labai naudinga jūsų protui. Tada paleidimo procesas prasidės automatiškai, nes proto prigimtis tokia, kad jis pats ima ieškoti būdų, kaip palengvinti kančias ir patirti daugiau laimės.